Sveiki! Ar kada susimastėt, kas iš tikrųjų stovi už mūsų sėkme ir nesėkmė? Šiandien pasinersime į senovės rytų išmintį ir pabandysim išsiaiškinti, kaip veikia karma ir gunas. Būtent šios savokos, pasirodo, gali būti raktas į viską. Na tai ir keliam tą esminį klausimą. Ar sėkmė tai tiesiog, gera karma? Ar čia viskas kur kas giliau? Pažiūrėkim, ką mums atskleidžia senovės tekstai. Gerai, pradėkim nuo pagrindų. Kasgi ta karma? Dažnai galvojama, kad tai kažkoks likimas, bet anaiptol. Iš tiesų, tai tiesiog universalus priežasties ir pasekmės dėsnis. Labai paprasta. Ką pasiesi, tą ir pjausi. Absoliučiai kiekvienas mūsų veiksmas, žodis ar net mintis sukuria atitinkamą atsaką. Tai reiškia viena, mes patys esam savo ateities kalviai. Supratom, kas yra karma, o dabar kaip ji kuriama. Pasirodo, veiksmas veiksmai nelygus. Yra 3 esminiai tipai ir juos suprasti yra, tiesiog būtina. Štai čia ir prasideda įdomumas. Pažiūrėkim į šiuos 3 tipus. Karma tai yra tie geri teisingi veiksmai, kaip filantropo dosnumas. Tada turim akarmą. Čia jau aukštesnis lygis. Tai veiksmas be jokio prisirišimo prie rezultato. Grynas, be ego. Pagalvokite apie vienuolį. Ir žinoma yra vikarma. Tai neteisingi veiksmai, kurie dėja visada grįžta su neigiamomis pasekmėmis. Viskas labai logiška, tiesa? Gerai, o kaip ta karma veikia laike? Įsivaizduokim 3 arudus. Pirmas – sanšita. Tai sakykim visas mūsų karminis bagažas sukauptas per visus praeitus gyvenimus. Didžiulis sandėlis. Antras – prarabda. Tai ta dalis karmos iš to sandėlio, kurią turime atidirbti, tiesiog dabar, šiame gyvenime. Jos neišvengsi. Ir trečias, pats svarbiausias mums dabar – agami. Tai yra karma, kurią kuriame šią pačią akimirką. Būtent ji ir formuoja mūsų ateitį. Ir štai, koks galingas to pavyzdys – Mahatma Gandis. Jo kelias, jo nesmurtinis pasipriešinimas – tai sukūrė tokią neįtikėtiną teigiamos karmos bangą, kuri ne tik atnešė sėkmę jam asmeniškai, bet ir išlaisvino visą tautą. Tiesiog įspūdinga, kokią galią turi teisingi veiksmai. Bet tai dar ne viskas, nes mūsų veiksmai, jie neatsiranda iš niekur. Yra kažkas giliau, kažkokios pamatinės energijos, kurios juos nuspalvina ir valdo. Taigi, pereinam prie gunų. Kas tai? Tai 3 fundamentalios energijos, 3 savybės, kurios, kaip sakoma, yra visur. Jos formuoja visą mūsų realybę, nuo minčių galvoje iki veiksmų, kuriuos atliekame. Pirmoji ir aukščiausia – satva. Tai tyrumo, harmonijos ir šviesos energija. Kai mumise dominuoja satva, jaučiamės ramus, mąstom skaidriai, esam subalansuoti. Tai ta būsena, kai geri darbai tiesiog liejasi natūraliai, be jokių pastangų. Tiesiog vidinė ramybė ir aiškumas. Toliau radžas. O čia jau visai kita istorija. Tai veiksmo, aistros, ambicijų energija. Tai tas varikliukas, kuris stumia mus į priekį, verčia siekti tikslų, konkuruoti, kurti. Ji gali atnešti didžiulę sėkmę, bet yra ir kita medalio pusė. Per daug radžo ir mes turime stresą, nerimą ir perdegimą. Balanso menas, tiesa? Na ir trečioji – tamas. Tai tamsos, inercijos ir nežinojimo energija. Ji pasireiškia kaip tingulis, apatija, destruktyvūs įpročiai. Kai įsivyrauja tamas, viskas tiesiog stoja, grimsta žemyn. Tai kelias tiesiai į negatyvo karmą ir degradaciją. Gerai, teorijos pakaks. Viskas labai įdomu, bet kyla klausimas. Ką su visa šia informacija daryti? Kaip praktiškai pagerinti savo karmą? Štai 5 labai konkretos praktiniai žingsniai. Viskas prasideda nuo sąmoningumo. Pirmiausia, tiesiog praktikuoti gerumą. Kiekvienas mažas geras darbas kaupiasi. Antra, valdyti savo mintis, nes jos kuria mūsų realybę. Trečia, kas labai svarbu, atleisti ir paleisti nuoskaudas. Tai nutraukia negatyvius ryšius. Ketvirta, veikti nesavanaudiškai iš širdies. Ir galiausiai, 5, tiesiog būti sąmoningiems. Suprasti, kad absoliučiai kiekvienas pasirinkimas formuoja mūsų likimą. Aišku, visos šios temos neįtikinai gilios. Ir kartais vieniems kapstytis gali būti, sudėtinga. Laimiai yra patyrusių specialistų, kurie gali padėti susigaudyti šiuose labirintuose. Ir čia norėčiau paminėti žmogų, kurio patirtis kalba pati už save. Tai karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Moksus. Įsivaizduokit, net 25 metų patirtis. Tai tikrai laiko patikrintas žinojimas.
Taigi, jeigu jaučiate, kad norėtųsi daugiau aiškumo, trūksta energijos, ar tiesiog ieškote gilesnio supratimo, tikrai verta pagalvoti apie energetinę ar karminę diagnostiką. Reiki seansus, meditacijas ar mokymus. O dar daugiau puikių idėjų ir vertingų patarimų visada galima rasti interneto svetainėse reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Taigi, kokia pagrindinė mintis? Ogi ta, kad mes nesame tiesiog likimo žaisliukai. Mes esame savo realybės kūrėjai. Raktas į sėkmę mūsų pačių rankose. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Žinant visą tai, koks bus kitas jūsų veiksmas?